Labas. Labas. Hello, Lithuania. Let's pretend like we do something here. Okay, 5 reps. Squeeze the glutes at the top. 1, good. Keep that double chin. 2, 3, good. 4, last 1, 5, good. Press, okay. So we've got our core work to do. We're going to come out. We're going to press explosively. We're going to hold for a split second and back in. Press explosively, keeping it nice and straight. 7, last 1. 8. You always lift heavier when the cameras are on. Let's go. We can see if there is an imbalance between each side. We're on camera now, we'll get the nice looking tens. Thank you. It's nice, eh? That's a 5. I could go in the blooper reel. Okay, let's go. Got us all the way down. Yes. Well done, good. Well done. It's decent, it's decent. That's a good weight, that's like, what's that, 24 to 60? 4, 5, 6, good. 4 more. Good stuff. Okay. I was going to say, do you feel it in your knee? Yeah. So what we'll do is we'll do what's called a short lever version. So here, next time, right? We go here, then it's going to take all the stress out of the knee and just put it into the groin. Okay, so we'll do that version, right? Okay, put them above the knees. 4, 5, and 10. Good. Other side, let's go. How does that feel? Do you feel that in your glute? Like slightly. We'll probably have to go differently. Hold at the top for 2 seconds for me. 1, 2, and down. Good. Beautiful. Done. Thank you. We'll get a cool fist pump for the camera. That's us. Well done. Kaip treniruotė? Gerai. Pavargai? Pats matai. Kojytės dreba? Šiek tiek. Nuo laiptų buvo lengva nulipti? Ne, tai kol kas lengva, bet rytoj pažiūrėsim. Rytoj galėsi papilmuoti mane ant laiptų. Važiuosim kažkur. Kur? Važiuosim. Nesakys? Aš nežinau. Aš pati nežinau, kažkur važiuosim. Lukas man nesako, bet darysim kažkokią Škotijos... Ui. Škotijos kelionę darysim. Bet toli nevažiuosim, ne? Ne, 1:31. Nu va. Tai parodysim jums gražių vaizdų kažkokio, ne? Na, mes kol važiuojam, aš nusprendžiau, gal dabar galiu kaip tik jums papasakoti apie savo, apie tai, kokioj aš esu dabar savo karjeros stadijoje ir kokiam etape, kaip ir minėjau praeitame vloge. Iš tikrųjų, visų pirma, norėčiau pradėti nuo praeito sezono, kuris man buvo labai super sėkmingas ir aš pasiekiau savo geriausių rezultatų ir buvau labai super laiminga. Mano didžiausias tikslas, aišku, buvo atsirinkti ir sudalyvauti Europos čempionate, kuris vyko Kaune. Iš tikrųjų, ne tik tikslas čia buvo, bet ir svajonė. Aš kai sužinojau, kad Europos čempionatas bus Kaune, tai aš tiesiog žinau, kad aš tiesiog darysiu viską, ką tik įmanoma, kad aš tenais būčiau ir aš labai džiaugiuosi, kad man tai pavyko, ypač dėl to, kad tai tikrai nebuvo lengva ir šis sezonas, praeitas sezonas buvo ne tik sėkmingiausias iš visų mano sezonų, bet ir turbūt vienas iš sudėtingiausių, kaip fiziškai, taip ir psichologiškai, ir man labai daug per ką teko praeiti ir su ko susidurti, būtent praeitą sezoną. Ir mes galėsim tai ir papasakoti vėliau, ne? Gal šiek tiek plačiau. Būtinai, jo. Nes ne tik tau tai buvo sunku, bet ir man tai buvo sunku labai.
Taip, tai mes apie tai pakalbėsim, nes bus labai įdomu ir tikrai Lukas turės daug ką papasakoti irgi, nes jis visą kelią, aišku, kaip visada, eina su manim ir mane palaiko ir taip pat mato, per ką aš praeinu, ne? O jo. Tai taip, bet čia tiesiog mes trumpai dabar papasakojom. Na ir po tokio tikrai sėkmingo praeito sezono aš turėjau daug motyvacijos toliau tęsti savo karjerą, nes iš tikrųjų su kiekvienu sezonu, paskutinius turbūt kokius 3 ypač metus, aš jaučiu, kaip aš progresuoju, na ir kaip čiuožėja, bet ir kaip iš psichologinės gal pusės, kaip aš viską suvokiu, kaip aš apskritai žiūriu į šį sportą, ne? Kai aš mačiau visą progresą tokį savyje, man tai suteikdavo dar daugiau motyvacijos ir tokio noro. Na ir jau pasiruošimas šiam sezonui iš pradžių vyko pakankamai sklandžiai. Mes paruošėm naują man ilgą programą, kuri man be galo patiko. Aš buvau labai tokia motyvuota ją parodyti visiems per varžybas. Bet tada atėjo viena diena, viena treniruotė. Čia kai buvo likusios 2 savaitės maždaug iki pirmų suplanuotų varžybų šio sezono. Tai per tą treniruotę aš patyriau traumą. Tai buvo kelio trauma, pakankamai rimta. Man kelio girnelė paslinko į viršų. Kažkaip galiu jums papasakoti, kaip tai įvyko ir netgi parodyti, nes turiu video, ką aš dariau konkrečiai. Tai visų pirma, turbūt dauguma žmonių taip įsivaizduoja, kad čiuožėjai susitraumuoja, na, maždaug taip, kad nukrenta ir susitrenkia kažką arba pasuka koją, ne? Kažkaip taip. Bet, turbūt jau. Bet man ši trauma įvyko netgi be kritimo. Tai mes su treneriu bandėme dar vis patobulinti mano programas. Ir į mano ilgą programą mes bandėme įdėti kažką tokio gal įdomesnio į mano choreo sequence. Čia toksai elementas, kur tu turi muzikaliai padaryti visokius kaip triukus, gal taip galime pasakyti paprastais žodžiais. Pavyzdžiui, kojų iškilimus, gal kažkokius tokius praslydimus ant kelių ir visa tai turi būti į muziką. Tai yra elementas, už kurį tu gauni balą. Tai mes bandėme sugalvoti kokį nors gal įdomesnį šiek tiek kojos iškilimą. Ir darant vieną iš jų, aš netyčia savo, kaip geležtė buvo mano rankoje, iškelta koja buvo virš galvos. Ir geležtė paslydo kažkaip rankoje ir aš netyčia savo rankomis pastūmiau savo kelią taip į vidų. Čia net sunku paaiškinti, bet taip gavosi ir aš net nenukritau, aš tiesiog tuo metu pajaučiau pakankamai stiprų skausmą. Na ir jau tada supratau, kad tai yra trauma ir kad man teks šiek tiek praleisti. Ir galiausiai gavosi, kad tai nebuvo šiek tiek, o tai buvo 7 savaitės be ledo ir iš viso beveik be sporto. O paskui, kai jau sugrįžau ant ledo, tai dar užtruko kažkiek laiko, aišku, kol man leido daryti šuolius trigubus ir taip toliau. Ir visas reabilitacijos procesas, aišku, užtruko labai ilgai, net ir iki šiol, bet dabar jau esu atsigavus, bet visą sezoną man tai trukdė treniruotis pilną jėgą. O kai trauma tik įvyko, tai pirmas, kai aš nežinau, gal kokias 2 savaitės, aš vaikščiot net nelabai galėjau. Su šia trauma man buvo labai sunku psichologiškai, nes aš turėjau tokią baimę, kad aš nebegalėsiu sugrįžti ant ledo apskritai. Bijojau, kad netgi vaikščiot normaliai negalėsiu, nes man tokios traumos anksčiau niekados nebuvo. Gijimo procesas vyko labai lėtai ir aš apskritai nebuvau tikra, ar man sugys ar ne. Ir jau tiesiog tuo metu galvojau, kad aš tiesiog labai džiaugsiuosi, jeigu aš tiesiog sugrįšiu ant ledo, jau nesvarbu koks rezultatas, kur nuvažiuosiu, pateksiu ar nelgai. Aš nežinau, papasako, kaip tu jauteisi tuo momentu.
man tai aišku buvo sunku, nes tu, žinai, tu tokia esi sportininkė, kuri labai nori dalyvauti ir stengiasi kiekvieną dieną, tai buvo sunku matyti artimą žmogų, mylimą žmogų, kuris kenčia nuo traumos, ta prasme, ir ypač po tokio sezono ir atrodo tavo pasiruošimas buvo labai geras ir atrodo, kad formui labai gerai buvai prieš pat sezoną. Ir tada įvyksta toks dalykas, tai aišku, sunku matyti, kai tu kenti ir fiziškai, ir psichologiškai, tai be abejo, kad sunku. Tikriausiai visi, kas supranta čiuožimą ar apskritai, kas supranta sportą, sutiks su manim, kad trauma pačioj sezono pradžioj yra vienas sunkiausių turbūt dalykų kaip sportininkui, nes iš tikrųjų mes sezonui ruošiamės pakankamai ilgą laiką, visą vasarą labai būna įtemptas grafikas, labai daug treniruočių, ruošiamės labai iš anksto, mes turime padaryti labai daug pračiuožimų ir įdėti be galo daug darbo, kad tiesiog būti formai sezono pradžioj, kad būti pasiruošus. Tai kai įvyksta kažkokia tokia trauma sezono pradžioje ir tu praleidi beveik 2 mėnesius visiškai, tai tu sugrįžti ant ledo ir niekados nebūna taip, kad tu sugrįžti ir toliau taip darai viską, kaip prieš tai darydavai. Tai dažniausiai reiškia, kad viską reikia pradėti kaip ir iš naujo, viso pasiruošimo procesą pradėti iš naujo, bet aš labai stengiausi, kol buvau namuose, sėdėjau su savo traumą, aš dariau viską, ką galėjau, aš surasdavau pratimų kažkokių mini treniruočių, kurias galėjau daryti namuose, nenaudojant savo kojos. Aš dariau tiesiog maksimumą, ką galėjau tuo momentu, bet be abejo to neužtenka, kad palaikyti čiuožimo formą. Tai tada jau, kai sugrįžau ant ledo, prasidėjo toksai šiek tiek skubėjimas, aš taip pasakyčiau, nes mes labai su treneriu bandėme sugrąžinti mane į formą, ko skubiau, kad dar turėti šansą ten sudalyvauti čempionatuose visokiuose ir taip toliau. Bet dėja mums nesigavo. Aš sudalyvau tik 2 varžybose, kurios nebuvo sėkmingos visiškai, nes ir balai, ir mano pats čiuožimas tikrai nebuvo toks geras, kaip pavyzdžiui praeitą sezoną, bet aš iš savęs ir nelaukiau kažko geresnio, kai žinau, per ką aš turėjau praeiti ir kokio aš apskritai formai buvau. Tai šį sezoną mes jau padarėme tokį sprendimą dabar, kad aš varžybose tikriausiai nedalyvausiu daugiau, nebent jausiuosi labai gerai ir galbūt pačiame sezono gale, jeigu bus viskas tvarkoj, gal ir sudalyvausim ten kokiose vienose varžybose. Dabar prioritetas yra tiesiog ramiai sugrįžti į save, taip galima sakyti, ir fiziškai, ir psichologiškai. Aš dabar esu savo tokiam kaip atsistatymo procese ir, sakyčiau, man visai gerai sekasi dabar, man vis tiek yra labai daug motyvacijos, aš jaučiuosi daug sveikesnė, mano kelio problemos per daug man netrukdo šiuo metu treniruotis ir aš tikrai labai tai vertinu iš tikrųjų ir esu laiminga, kad galiu taip labiau pilną jėgą jau dabar treniruotis. Ir pagrindinis dabar jau tikslas yra mano tai būti kuo geresniai formai prieš kitą sezoną, tai dabar mes jau ruošiamės ir jau pradėjome statyti mano naujas programas, mes pakeisim abi programas šį kartą ir galėsiu su jumis ir pasidalinti paskui šiek tiek daugiau informacijos, kokios muzikos ir taip toliau. Tai dabar aš esu labai motyvuota tokiam. Aš visą laiką labai mėgstu tą etapą, kai yra programų statymas, nes man tai patinka labai. Ir dar, aišku, labai norėčiau pakalbėti tokią pakankamai svarbią temą. Tai man šiuo metu yra 26 metai ir tai skaitosi, kad yra labai daug. Kaip čiuožime, aš jau esu tokia senutė, galima pasakyti. Veteranė, močiutė, kokie dar žodžiai, kaip dar mane pavadinsim? Nurašyta. Šitą mes iškirpsim. Mes manęs nenurašom ir aš tikiuosi, kad manęs niekas nenurašo.
Bet taip yra čiuožime. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad aš taip apmąsčiau ir aš tiesiog labai myliu šį sportą, čia visų pirma. Man iš tikrųjų yra labai gaila, kad šiame sporte labai dažnai taip įvyksta, kad yra labai daug gerų čiuožėjų, kurios pasiekia labai aukštų rezultatų ir, nežinau, džiugina savo čiuožimu daugybę žmonių. Ir jos privalo užbaigti savo karjerą, būdamos 17, pavyzdžiui, 18 metų. Ir tai yra labai liūdna man iš tikrųjų dėl to. Iš savo istorijos, savo patirties aš galiu irgi tai pasakyti, kad kai man buvo 15, 16, 17 ypač jau metų, aš čiuožiau su tokia mintim, kad tai yra mano karjeros galas ir kad, jau viską, ką aš dabar esu pasiekus, dar maksimum metai, ir viskas. Taip ir bus. Ir aš jau mačiau save kaip jau tada, aš save mačiau kaip mačiutė, kaip ir sakėm. Ir aš tik dabar suprantu, ant kiek tai buvo neteisinga, nes dabar praėjo 10 metų ir aš vis dar esu šiame sporte ir rodau geresnius rezultatus, negu tada rodydavau. Aš labai norėčiau, kad tai čiuožime keistųsi ir kad karjeros čiuožėjų būtų ilgesnės, ne? Tai yra iš tikrųjų vienas iš mano tokių tikslų, kad savo pavyzdžiu aš galėčiau rodyti žmonėm, kad galima čiuožti ir ilgiau. Bet svarbiausia mintis iš tikrųjų, tai aš domiuosi ir kitom ten sporto šakom ir apskritai sporto. Tas amžius, pavyzdžiui, jau ten po 24-25 metų, ten net ir 30, pavyzdžiui, metų, labai daug kokiose sporto šakose jis yra toksai kaip čia pasakyti, peak time, ne? Jo. Kur tu esi stipriausias ir daugiausiai jėgų turi. Stipriausias, labiausiai subrendęs jau to prasme. Taip, man labai pasikeitė šitas suvokimas apie amžių. Kaip sakyti, pasikeitė, aš net ir dabar sunku iš to išlikti, kad taip visiškai negalvot apie tai, kad man jau yra 26 metai ir kad aš gal esu ten vyresnė negu pasitikėjos. Nors dabar iš tikrųjų, kai jau pakėlė įsų amžių, tai dabar atsiranda, ne tai, kad atsiranda, o išlieka iš tikrųjų šiek tiek daugiau tų vyresnių čiuožėjų, ten net ir 30 turbūt metų, 29, kas yra tikrai jau progresas ir tikiuosi, kad taip ir toliau viskas eisis. Aš tiesiog, ką norėjau pasakyti, kad man tas pakeisti visą šitą suvokimą labai padėjo tas momentas, kai aš persikrausčiau į UK iš Lietuvos. Ten buvo momentas, kad aš buvau baigus netgi karjerą ir 2 sezonus aš niekur nedalyvavau ir netreniravausi. Persikrausčiau į Angliją. Iš pradžių tiesiog, kad mokintis universitete, bet tada aš ten taip gavosi, kad sugrįžau į čiuožimą. Tai irgi galėsime pakalbėti. Čia irgi atskira istorija. Čia atskira istorija. Bet ką dabar noriu pasakyti, kad labai didelę įtaką mano šitam suvokimui padarė mano treneris dabartinis, padarė labai didelę įtaką mano šitam suvokimui apie amžių. Ir net ne tik treneris, bet apskritai aplinka čia, nes kai aš persikrausčiau, man buvo, kiek man metų buvo, iš tikrųjų, 5-6 metai, tai buvo 20 metų, 19-20. Jo, ir 20 man atrodo, ir tada 21 man suėjo. Aš ten labai norėjau čiuožti ir mane šiek tiek stabdė ta mintis, kad aš galvojau, kaip aš čia dabar čiuošiu, kai man jau virš 20 maždaug, ką aš čia dar pasieksiu. Bet aš pradėjau čiuožti tiesiog dėl savęs, nes aš kaip visada tiesiog myliu šį sportą. O kas man buvo labai be galo keista tuo momentu, kad į mane visi toj ledo arenoj žiūrėjo kaip į jauną čiuožėją, labai potencialią ir kad man viskas dar prieš akį. Ir tuo momentu aš tiesiog negalėjau suprasti, ar jie čia rimtai, ar čia tiesiog kažkoks tai jų palaikymas, ar...
Bet čia buvo visiškai rimtai, nes čia yra požiūris, UK toks labiau į sportininkus kaip į ilgalaikį tokį projektą, galima taip sakyti. Jie neskuba visko pasiekti iki 15-16 metų. Jie labiau į tai žiūri kaip į, iš tikrųjų jau saugusių sportą, ne? Taip gal teisingai pasakyti būtų. Tai, kad aš būtent čia patekau, mane išsaugojo kaip sportininkė. Ir aš esu labai labai dėkinga tam. Nors, kaip ir sakau, užtruko vis tiek labai ilgą laiką iš tikrųjų to patikėti ir nekreipti dėmesį į tai, kad aš esu jau vyresnė ir sunku išmesti tai iš galvos, kad maždaug jau iš tikrųjų įdomus toksai faktas. Kai man buvo, kai mažytė dar buvo vienas žmogus, trenerė, kuri kažkada net ne man, o mano mamai, mano tėvams pasakė tokią frazę, kad viską, ką tu išmoksti iki 12, man atrodo, jinai pasakė metų, va tas ir bus, kad maždaug tu gali progresuoti, mergaitės gali progresuoti iki 12 metų, o paskui jau yra tiesiog formos palaikymas, vat, kad tu išmokai iki 12 metų, tą tu tiesiog geriausiu atveju galėsi palaikyti visą likusią karjerą. Ir vat ta mintis buvo mano galvoje tiesiog labai ilgą laiką, tiesiog va taip sugrįždavo visą laiką ir aš suprasdavau, kad mangi jau daugiau negu 12, reiškia, aš daugiau nieko nebeišmoksiu ir aš kaip ir iš vienos pusės nenorėjau to tikėti ir kažkaip stengdavaus pašalinti tą mintį iš galvos, bet jinai vis tiek sugrįžta ir pasąmonėj tu kažkaip taip ir galvoji. Taip pat gaunasi. Ir čia tiesiog netgi tą gal tėvų patarimų temą irgi tinka, kad labai galvot, ką sakyti prie vaikų, nes kiekviena va tokia frazė, mintis gali išlikti ilgai ir trukdyti, nes taip man trukdė ir pasitikėjimui savimi ir tiesiog tikėjimu, kad aš apskritai kažką dar galiu. Tai aš nežinau, ar čia buvo įdomu, bet tiesiog pasidalinau savo tokią vieną problemėlę. Dabar jau aš visiškai taip negalvoju, nes aš jau netgi savo pavyzdžių įrodžiau savo pirmiausia, kad tobulėti ir progresuoti galima bet kokiame amžiuje. Ir nesvarbu, ar tai skaitosi, kad tu esi vyresnis ar jaunesnis, tai amžius yra tik skaičius ir aš aš pati kol jausiuosi, kad aš pajėgi dar būti kaip profesionali sportininkė ir dalyvauti varžybose, aš tiek tą ir darysiu, nes man tai yra įdomu. Kad amžius yra tik skaičius, yra dabar ypač šiais laikais labai daug sportininkų, kurie tai patvirtina. Tai iš tų populiariųjų, tai Cristiano Ronaldo, LeBronas Jamesas, Mindaugas Lukauskis Lietuvoje, ta prasme, žaidžia žmonės savo futbolą krepšinį 40 metų. Tada yra irgi iš tų populiariųjų Novakas Džokovičius, Nadalis, dabar jau baigęs karjerą. Jie žaidė iš tikrųjų labai labai ilgai, ne? Ir jie visą laiką apie tai ir kalba, kad jie tobulėja, jie netobulėja iki 12 metų, ne? Tai gal tenais iki 12 metų tu pasieki kažkokį tais, pradmenis išmoksti. Tai lygiai taip pat ir čiuožime. Tu išmoksti turbūt pradmenis, bet tobulėti turbūt gali visą gyvenimą. Tai apie taip žmonės ir kalba, tie protingiausi žmonės, kad tobulėjai tu visą gyvenimą. Ir sporte tu tobulėjai visą gyvenimą, ir tu visą laiką bet kuriam amžiui tu gali dadėti kažką tais. Gal tos fizinės galimybės jau ir nebėra tokios, kokios buvo 16 metų, tas lankstumas, bet tu gali gal kitur kažkur tais čiuožime kažką dadėti ir kitaip realizuoti save ir dadėti balų ir taip toliau. Ir tiesiog svarbiausia, kai jau vis tiek sportininkas tampa vyresnis, kad treneris tai suprastų ir pats sportininkas, kad reikia labai mokėti prisižiūrėti savo kūną visų pirma kaip sportininko, nes kaip Lukas ką tik sakė, kai tu esi jaunesnis, būna lengviau, gal ir atsistatymas ten greičiau vyksta ir šiaip netgi traumas netaip dažnai gal būna ir traumos gal greičiau išgyja ir taip toliau.
Ir svarbiausias dalykas, kad vaikai gali gal didesnius krūjus patempti, ne? Nu, tiesiog taip yra. Ir kai tu tampi vyresnis, reikia labai mokėti paskirstyti visą krūvį. Kad visų pirma ir išlaikyti savo formą ir toliau tobulėti, bet ir labai svarbu saugoti save. Amžius tiesiog gali šiek tiek tą dalį pasunkinti, bet jeigu į viską žiūrėti su protu, tai visų problemų galima išvengti ir lygiai taip pat toliau ir sportuoti ir rodyti kažkokius rezultatus. Nu ką, užteks tų kalbų apie čiuožimą, visi pavargo jau, tiek vairavau. Atsiprašau, tai aš tiek tu kalbėjau. Jo, tai pagaliau atvažiavam į tą vietą, kur aš norėjau atvežti Raliką ir jūs visus kartu. Jeigu žinot, yra toks serialas apie Škotiją. Vadinasi jis Svetimšalė arba angliškai Outlander. Jeigu nežinot ir jeigu dar nesat pažiūrėję, tai būtinai pažiūrėkit. Dar nesu. Tu nesi jo, bet tu vis tiek biškutį mačius, ane? Būtinai pažiūrėkit tą serialą, nes iš tikrųjų, ta prasme, jis gal yra šiek tiek fantastinis tuo, kad tenais keliaujama laiku, bet šiaip jis yra gan istoriškai tikslus dėl įvykusių mūšių ir šiaip labai įdomi drama, ta prasme, nes ten yra daug ir apie meilę ir visokių kitokių įvykių. Bet šiandien mes atvažiavom į vietą, kuri matoma yra kiekvienai serijoje, nes tai yra vieta, per kur pagrindiniai personažai keliavo laiku. Tai atsuku dabar kamerą. Čia yra vieta, kur filme, seriale, šitoj vietoj yra akmenys. Taip ir vadinasi jie filme akmenys. O pati vieta, man atrodo, vadinasi seriale Craignadoon. Kažkaip taip. Ir čia šiaip gan labai daug visokių įvykių yra įvykę. Tai aš visą laiką svajojau čia atvažiuoti ir žinau, kad čia tai valanda 30 nuo mūsų namų. Tad mes einam dabar čia ir pasivaikščioti. Būtų šiaip bairis dabar, jeigu mes dabar netyčia kažkaip nusikeltume 200 metų atgal į Škotiją. Tad būtų biški keista. Labai gražu. Šalta. Tad čia yra ta vieta, kurioje buvo filmuojama. Žinau, yra tikrai pas mane draugų, kurie tikrai džiaugsis pamatę šią vietą. Čia yra tas takelis, kur atvažiuoja pagrindiniai aktoriai mašina ir čia išlipa ir ateina. O taip pat pačiam seriale, šitoj vietoj, kai jie žiūri iš šito kalno į tą ežerą, tenais pagal serialą tai yra Invernessas. Ir kai tuo metu, kai jie 1940 ar 50 kažkelintais jau po Antro pasaulinio karo čia atvyksta, tai jie mato Invernessą ir mato daug šviesų ir lempučių. Ir kai nusikelia laiku atgal, tada pagrindinis personažas supranta, kad ten nebėra šviesų ir nebėra lempučių, nes tai yra 200 metų atgal. O būtent šitoj vietoj yra tie akmenys išdėlioti, per kuriuos jį netyčia prisilietus prie vieno iš akmens nusikelia 200 metų atgal ir tada įvyksta visi įvykiai, kurie jau yra seriale parodyti. Tad būtinai pažiūrėkit šitą serialą, jeigu norite išmokti apie Škotiją, pamatyti Škotijos grožį, nes didysis Škotijos grožis stovi dabar prieš mane. Žodžiu, nenoriu per daug papasakoti apie visą tą serialą, bet tikrai rekomenduoju visiems pažiūrėti ir tau, Alika, rekomenduoju pažiūrėti, nes tu didžioji mūsų serialų žiūrėtoja. Mes jau padarėm savo pirmą sustojimą. Tikrai labai graži Škotija. Ir dabar, kol mes važiuojam į antrą sustojimą, aš vis dar irgi nežinau, kas bus toliau. Aš dar pratęsiu savo
monologą. Aš maždaug ypač paskutinius 3 metus kažkur tai labai stengiuosi dirbti ties savo psichologinės būsenos, nes aš suprantu, kiek iš tikrųjų tai yra be galo svarbu sporte, ko anksčiau aš visiškai nesuprasdavau. Ir aš net nesuprasdavau, kad apskritai yra toksai dalykas kaip psichologija ir kad tai kažką gali reikšti. Aš per paskutinį laikotarpį esu pakankamai daug tokių psichologinių knygų perklausius. O dar jeigu šiek tiek sugrįžti prie mano tokių kažkokių tikslų, tai aš tiesiog labai noriu pamatyti, būtent ko aš galiu pasiekti, nes aš iš esmės tokia gyvenime esu labai perfekcionistė, ne? O jo. Ir tas man labai trukdo, nes aš save kankinu visokiom mintim, kad jeigu man nesigauna kažko pasiekti, ko aš gal labai norėjau, tai aš save kaltinu. Aš nesu tokia, kur, nepavyko, tai ir nepavyko, kitą kartą pavyks. Ir aš iš tikrųjų stengiuosi pakeisti dabar šią savo mąstyseną ir man, sakyčiau, vis tiek yra progresas, tame. Taip pat kažkaip aš neprieinu net prie pačios minties, tai ką noriu pasakyti, kad aš, kad ir nesu kažkokia tais ten Europos ar pasaulio čempionė arba ten pati geriausia čiuožėja pasaulyje, bet aš tiesiog noriu susikoncentruoti į tai, ką aš galiu pasiekti ir pasiekti tokį, savo maksimumą, ne? Kad visas savo žinias, gal savo naują tokį požiūrį į sportą, nes aš manau, kad aš dabar protingai žiūriu į visą pasiruošimo procesą, į treniruotes, į krūvį, į tai, kaip reikia prižiūrėti save, bet darant visą tai, kiek aš galėsiu pasiekti. Tas man tiesiog labai įdomu sužinoti, ir to labiau, kad aš labai myliu tiesiog šį sportą. Čia vienas irgi iš mano tikslų tokių, čia gal negalima pasakyti, kad čia tikslas, neteisinga, čia yra toksai mano noras. Taip, ne? Taip. Gerai aš čia pasakiau? Labai gerai pasakiau. Beveik visą savo karjerą aš labiausiai ką galvojau, kad apie tai, kokį rezultatą aš pasieksiu varžybose, arba ar aš atsirinksiu į, pavyzdžiui, Europos pasaulio čempionatą, arba ten olimpiadą, ar neatsirinksiu, kad aš save vertinau tik pagal būtent tokius pasiekimus, kaip tokie skaičiai, ne, kiek balų, arba patekai, nepatekai. Aišku, labai didelę įtaką tam turi aplinkiniai žmonės ir tiesiog visas čia yra sportas ir čia yra logiška, kad sportininkai yra vertinami pagal jų pasiekimus. Čia viskas yra tvarkoje su to, bet aš visą laiką taip galvau, kad aš būsiu tik kažko verta, jeigu aš, pavyzdžiui, nuvažiuosiu į olimpiadą. Tai aš labai bandau dabar pakeisti tą požiūrį ir aš be abejo norėčiau pačių geriausių pasiekimų, bet mano tikslas yra būtent koncentruotis į savo progresą, visų pirma kaip sportininkė, bet ir visą antrą kaip tiesiog žmogus, nes sportas, aš manau, yra labai naudingas, profesionalus sportas, kuriame yra daug tokių sunkumų. Jis yra naudingas žmonėms iš tos pusės, kad sportininkai pereidami per visus tokius iššūkius gauna labai didelės kaip pamokas, gyvenimui. Aš netgi bandau dabar, taip kitaip žiūrėti į visus tos sunkumus ir man labai ties to padeda mano psichologas, su kuriuo aš dirbu, kad tiesiog į sunkumus žiūrėti kaip į naudą savo, kad tu tik mokinies iš to. Dar, kai minėjau apie knygas, tai paskutinė knyga, čia gal nebuvo čia psichologinė, bet aš klausiau Gracie Gold knygą, kuri man labai patiko ir aš tiesiog norėjau čia apie tai pasakyti. Tai ši knyga vadinasi Out of Shape, Worthless Loser. Ir aš manau, kad jau vien tik šis pavadinimas daug ką pasako apie šią knygą ir kokias temas jį paliečia. Tai jinai kalba ir apie valgymo sutrikimus ir
tiesiog daugybė kitų psichologinių problemų ir apie savo treniruočių visą procesą, trenerius, tiesiog labai daug istorijų ir aš esu įsitikinusi, kad visiems, kas domisi apskritai čiuožimu, ši knyga bus labai įdomi. Ir kodėl man buvo dar taip įdomu, tai aš labai tiesiog daug bendro mačiau su būtent savimi. Tai man buvo įdomu dėl to paklausyti. Tai jo. O tau kaip Lukai, aš tau viską pasakojau tenais. Jo, man reikia viską atpasakoti, buvo kiekvieną dieną, ką iš naujo išgirdau, tai man tenais buvo irgi žiauriai įdomu išklausyti ir net negali patikėti, kad vienam žmogui gali tiek visko įvykti. Jo, ir gyvenime, sporto karjerai, tad jo, tikrai. Mes rekomenduojam tikrai, tai ypač aš sakyčiau paklausyti gal geriau dėl to, kad jinai pati skaito ir kažkaip, aš nežinau, man tai dar įdomiau, kažkaip tikroviškiau gal gaunasi, kai žinai, kad čia grinai jos balsas ir jinai kaip ir gaunasi pati pasakoja savo visą istoriją. Jo, tai čia tiesiog mano rekomendacija jums. Dabar atvykom į mūsų antrą sustojimą, tai jis vadinasi House of Broar. Tai čia yra kaip ir prekybos centras, bet čia toks gal prašmatnus jis labiau, jis yra toks škotiškas, kultūriškas, kultūrinis ir čia visokių gali škotiškų rūbų nusipirkti ir škotiško maisto pavalgyti. Nupirksim tau škotiškų rūbų, gerai? Škotiškų rūbų nupirksim man jo. Atrodo fainai, ne? Viskas jau dabar. Aš mėgstu tokias vietas. Jo, Alika labai tokias mėgsta vietas, nes čia daug visokių mažų niekučiukų visokių pasižiūrėti. Čia restoranas, matau, kažkoks irgi. Jo, va ten, pažiūrėk restoranas. Aš apie šitą galvojau. O, geras. Ką tik mums pranešė, kad nėra elektros ir kad maistas visas atšala dabar. Šala ir kad jeigu užsisakysim kažką maisto, tai gausim šaltą maistą. Jo, kad reikia paskubėti dabar, bet Lukas pasakė tai moteriai. Jis pasakė, kad jo yra labai šilta širdis ir jis sušildys visą maistą. Toks jau grinai Lukas mūsų, ne? Pasižiūrėkit, kokia graži vieta. How are we doing? Hello. We don't have any power. Yeah, we already heard that. Is it still warm or it's getting colder? Yes. So it would be maybe 10 minutes ago the power was off. Soups are boiling. Okay, thank you. Good. Soup is always good. Yes. Okay. Aš dabar galvoju, ką paimt. Aš bandysiu kažką. Čia neprisikabino, man šitą normaliai. Va šitą? Aha. Tiek, užtenka? Jo. Išsirinkom maistą. Čia Luko viskas taip sunkiai ir riebiai. Galite pažiūrėti, čia škotiškas maistas, ne? Čia viskas, čia yra haggis. Čia kažkas. Čia tetys. Tai tetys, nežinau kaip tarėsi. Tai čia kaip, čia bulvės. Tai čia dėl to, kad gal potatoes. Čia coleslaw, man atrodo, yra ir irgi bulvės. Ir dar bulvės. O aš savo paėmiau taip sveikoliškiau, tai čia galima buvo salotas pasidaryti, tai aš pasiėmiau savo brokolius ir pomidorus ir su sūriu šiek tiek, o čia kažkokia yra kalafiorų ir sūrio sriubytė. Na tai bandom savo maistą. Bandysim dabar. Jo, ir dar norėjau paminėti, kadangi aš dirbu medijos kompanijai, tokiai labai iš tikrųjų senoji, kuri vadinasi DC Thomson Dundee. Ir tai kompanija yra virš 200 metų. Ir tenais aš dažnai dirbu su skirtingais Škotijos verslais ir joms mes reklamuojam, tai teikiam jiems reklamos paslaugas per mūsų laikraščius, žurnalus, podcastai, radijo ir taip toliau. Tai vienas iš tų klientų yra Brodis. Čia yra, kurį dabar nusipirkau ir kurį gersiu. Tai norėjau papasakot, kad visur yra mano klientai, visur. Netgi šita vieta yra, man atrodo, mes irgi ją reklamavę esam, House of Broar. Jo. Tai skanaus visiems, o mes ragaujam dabar savo maistą, kuris yra, kaip ir Alika jau sakė, tai yra labai skaniai. Pas man yra haggis, tai nežinau, kas Škotijai buvę, kas nebuvę, bet haggis tai yra čia jų toksai gyvūnas, kurį jie... Mes įdėsim tą. Jo, mes įdėsim tą haggis, tai jis toksai nelabai išvaizdus gyvūnas.
bet jie jį sumedžioja, čia vat Highlands, ir iš jo vat pagamina tokį dalyką. Jo. Ir ir valgai, ta prasme, jį tą. Jo, čia grinai toks škotiškas. Tai va, mes labai tikimės, kad jūs patikėjot dabar šio. Nes iš tikrųjų čia yra, aišku, melas. Čia yra škotų toks prikoliukas. Jo, iš tikrųjų tai jo. Ir labai daug kas tiki. Tai va, čia jo, toks dalykas. O skanu? Jo, skanu. Bet šitai čia yra tiesiog sumalta mėsa, su kruopom ir dar kažkas čia yra, ne? Kruopas, mėsa ir daug prieskonių ir taip toliau. Bet čia viskas yra skanu labai. Nežinau, kas čia yra. Tikrai ne bulvės. Tai gal moliūgas? O nesakė? Ne, tu paragausi nori? Na, dar paragausim. Ai, tai moliūgas. Moliūgas, ne? Jo. Jeigu kažkas pagalvoja, kad o dieve, jinai valgo duoną, tai taip, aš valgau duoną. Jeigu kažkas pagalvoja, kad o dieve, Lukas valgo hagis, taip, aš valgau hagis. Dabar einam per tą kelią, bet mums čia, grinai papačia, labai srauni upė ir kriokliai. Bet mes, manau, pasieksim kažkokį tai tiltą greitai, ant kurio galėsim užlipti ir galėsim pasigrožėti vaizdu. Kaip tau, Alika, patinka? Sakė, kad jo, nežinau, ar girdėjosi, nes pas mani mikrofonas, bet kol kas labai gražu ir įdomu. Atėjom, Alika. Ačiū. Cheers. Su tokiu britišku akcentu. Cheers. Buvo iš jūsų gausi? Ne, nemanau. Ką, važiuojam namo? Taip, namučiu. Reikia pavargu kalbėti, o aš esu toksai, žinot, šnekorius, tai aš dar pakalbėsiu. Ir šiaip dar visus norim pakviesti, paspausti subscribe ir like mygtukus, nes mums tai labai svarbu, mums tai leis mūsų kanalui greičiau augti ir būti labiau matomiems ir būtų labai malonu, jeigu paspaustumėt subscribe mygtuką. Oh yes, for the vlog!